ištransliuota eilė. Andrių Kalesniką, prašom. Gerbiamas merė, gerbiami kolegos. Iš šitos ar greta esančios tribūnos apie viešuosius pirkimus Ukmergės savivaldybėje sukalbėjęs ne kartą ir ne du. Pastarį kartą prieš pusmetį apie būtent biudžetinių įstaigų, kur siūliau labai aiškiai dalyką. Organizuokim kompetencijų centrą savivaldybės administracijų. Ir atimkim tiesiog gal tą naštą, kurią neša tikrai biudžetinių įstaigų, darželių, vedėjos, jų pavaduotojai, kompetencijų centras apie viešųjų pirkimų tikrai turėtų būti Ukmergės savivaldybėje. Deja, pačioje Ukmergės savivaldybėje nėra taip viskas gerai, kaip galėtų būti. Šiandien turim konstatuoti faktą, kad mažiau negu 9% visų savivaldybės pirkimų yra skelbtini. Tai yra vos 24 pirkimuose galėjo dalyvauti tiekėjai iš visos Lietuvos. Kituose 264 pirkimuose galėjo dalyvauti tik tai tie asmenys, kurie buvo pakviesti. O pakviesti, remintis supaprastintų viešom pirkimo taisyklėm, daugeliu atveju galima tik tai vieną asmenį. Ir šiandien turime faktus, kad pirkimai, kurių vertė 20 tūkstančių, 7, 12 tūkstančių, 12 600 ir taip toliau, vykdomi apklausa žodžiu. Tai yra, tiesiog galima paskambinti, net nepildant didelių dokumentų, tai yra viso labo 2 lapų būtent puslapį, 2 lapų užpildžius pažymą, galima apsiriboti. Be abejo, girdžiu teisingą pastabą. Įstatymas tai leidžia, bet daugelio partijų programuose, taip pat ir valdančiosios koalicijos programoje, aiškiai pasakyta, skaidrumas turi didėti viešuosius pirkimuose. Deja, matome šiandien priešingą atvejį. Nenoriu vertinti, ar tai gerai, ar blogai. Tiesiog noriu pasiūlyti, pakeisti supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės ir kad nebeliktų tokių spragų, kaip 112 punkte, kai pirkimo vertė neviršė 10 000 litų be PVM, perkančioji organizacija gali kreiptis tik į vieną tiekėją. Tai yra, net į savivaldybę nėra įpareigota apklausti 3, nežinau, man 10 000 yra didelė suma. Kad ne viskas gerai, viešuosiuose pirkimuose atspindi ir Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas, priimtas 2014 metų rugsėjo 3 dieną. Jo neskaitysiu, tikiuosi paplatins, nors man atrodo, tai turi būti aktuali informacija visiems tarybos nariams. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija nusprendė skirti Ukmergės rajono savivaldybės administracijai 13 510 litų baudą mokėtiną valstybės naudai dėl viešųjų pirkimų procedūrų. Taip pat dar papildomai buvo priteista uždarai akcinė bendrovė Nordvia iš Ukmergės rajono savivaldybės administracijai 2000 litų. Taigi matome faktą, kad galbūt nežinau dėl kokių priežasčių, bet turim faktą, kad teismas įpareigoja savivaldybės administracijai sumokėti 15 000 litų baudos. Iš ko bus išieškoti pinigai? Nežinau. Dėl to ir prašau atsakyti. Kas bus toliau? Taip pat labai linkiu, kad viešieji pirkimai tikrai vieną dieną taptų skaidrus ir prieinami visiems. Nes faktai rodo, kad kai yra skelbiami viešai pirkimai, tai yra kainos žymiai mažesnės, negu perkant, net ir apklausant iš 3 tiekėjų. Dažniausiai Ukmergėje naudojamas metodas, kaip apklausimas 2 taip pačiam savininkams priklausančias įmonės. Dėkui.